Taip, kėliau daugiau nuotraukų, kėliau prieš pradedant pirmą dieną, pirmos pabaigą ir matau dabar, kad labai sunku suprasti, labai sunkiai žiūrimas tas visa tai. Kiek žinau, galima naudoti lentelės, kad sudėlioti šitas nuotraukas šiek tiek tvarkingiau. Na ką, įvedinėjom lenteles į puslapio nuotraukų puslapį. Kaip tai daroma? Kaip aš sudėliau šitas nuotraukas. Taip, yra video, kaip dėti nuotrauką, o kodas, tiesą sakant, visas kodas būna apžiūrėti. Čia galima surasti daug informacijos per apžiūrėti. Priklausomai nuo naršyklės bus skirsis, bet galima taip apžiūrėti. Sukūriau kiekvienoj pastraipoj, turim pastraipą, prieš pradedant pastraipą, į tą pastraipą, tiksliau po pastraipą susikūrė nuotrauka, kita pastraipa vėl susikūrė nuotrauka, trečia pastraipa, šitoj jau pastraipoj pačioj dedasi dvi nuotraukos. Čia kaip po viena, galbūt būtų teisingiau netgi ir daryti taip, kad pačiam būtų lengviau suprasti. Pažiūrėsim, kokį tai efektą duos. Jeigu nieko nepasikeis, vadinasi, paliksim taip, nes yra žymiai aiškiau. Taip. Ne, tiesiog jeigu į pastraipą įdedam, gaunam tokį reikalą, kad prieš nuotraukas atsiranda tie visi žodžiai. Mes šitą panaikinsim. Taip. Save. Ir ištaisysim šitą klaidą. Ne klaidą, bet čia tiesiog perkelsim, kad vėlgi, kai yra naudojamos free versijos, išlenda tokios lentelės ir visa kita. Dabar geriau. Žiūrėsim, kaip įterpti visą tai į lentelę. Taip, radau tam pačiam V3 School pavyzdį, kaip visgi turi atrodyti lentelė. Perkeliau ją į Sublime. Žiūrim, kas čia yra. Table. Table formuoja pačią lentelę. Tiesiog pasako kompui, kad bus lentelė. Taip, TR. Žiūrim, kas yra TR. Išsaugom. Taip, TR. Žiūrim, apžiūrėti. Pačiam gale TR yra eilutė, o TD yra kaipo turinys.
pavyzdžiui, taip, TR yra eilutė, taip, TR yra eilutė, o TD yra stulpelis. Gerai, dedam, taip, TR eilutė, TD stulpelis. Tai jeigu taip imti, eilutė, taip, čia month, taip, pirma eilutė, antra, trečia, viskas eina eilutėm į apačią. Jeigu pridėti, pavyzdžiui, reiktų dar vieną eilutę, mes čia rašom trečia, taip, trečia, 3, Ctrl Save, taip, atsirado trečia eilutė. Jeigu reiktų toj trečioje eilutėje stulpelio, vėlgi prisideda apatiniai. Jeigu kūrėm stulpelius, taip, va, pavyzdžiui, jeigu didėtume TR, taip, pasidarytų, be informacijos, TR sukūrė eilutę, taip, žiūrėkit, TR neegzistuoja, TR egzistuoja, bet informacija perteikia per TD. TR tiesiog reikalingas tam, kad šitas, kad susikurtų stulpeliai, viens be kito jie nelabai. Susikūrė stulpelis. Jeigu nuimsim TR, vis tiek gausim tokį rezultatą, bet taip, neperkelinės pagal, tiksliai nežinau, bet turėtų neperkelt, matot, neperkelia. Jis jau tada pradeda štampuoti vieną eilę. Kombinuotis galima daug, o dabar įkelinėsim nuotraukas į lentelę. Bet kokiam kodavime yra labai svarbu indentacija. Nežinau kaip lietuviškai, bet tvarkingas rašymas. Žiūrim, susikūrė lentelę. Kodėl indentacija svarbu? Nes iškart randamos klaidos. Susindentavau, matau, kad čia trūksta tokio dalyko. Nes matosi, kad ten 3 eilutės, o čia viena, čia 2. Ir tas vizualiai išsiskiria. Taip. Va, kaip čia gavosi. Susikūriau lentelę, į tos lentelės TR table row, TH table header, TD table data, jeigu taip jau kalbėti. Pats table, kur viskas yra. Taip, šitą pavyzdį galim trinti. Table su šituo. Va. O toliau, ką gavau? Išsisaugau, sidarau. Taip, prieš pradedant galiu paspausti pirmą dieną, pirmos pabaiga, 2, bet kurį galiu paspausti, paspaudęs gaunu didelį šitą. Taip,